pagaliau Pukete. Mūsų labai planuota kelionė pusę metų tapo visai neplanuota. Atsidūrėm Pukete pirmiausia. Mes promisinom, kad reikia turėjom skristi per Indiją, bet paskutinę dieną pamatėm, kad reikia vizos į Indiją. Dėja, bet mums jos nepavyko gauti per vieną dieną, nes vizą padaro anksčiausiai per 3 dienas. Tai galvojom, kad iš vis nebeišvarysim, bet išvarėm šiaip ne taip. Žodžiu, su kitom oro linijom nusprendėm skristi į Puketą, o nebe į Bankoką. 3 dienas Bankoke buvom užsibukinę apartus. Kadangi nepavyko ten nuskristi ir nebuvo skrydžių tiesiogiai į Bankoką, kur nereikėtų vizų ir, žodžiu, pasiėmėm greitai apartus. Tai biškai pasikeitė planai. Šiaip ne biškai, pirmos dienos visiškai pasikeitė, bet gal ir gerai, nes saloj bus finiau negu pačiam Bankokė. Reklama Red Bull. Tai Red Bull. Žodžiu, kelionė prasidėjo be belekiek streso. Aš tai vapšė apsibliau, galvojau, kad nieko nebeišvarysim, bet mes pagaliau esame vietoj. O dabar esam netoli oro uosto. Realiai pasiėmėm apartamentus prie pat oro uosto, kad galėtumėm, aš bent jau taip galvojau, kad tiesiog atskridė iš karto į lovą kristi. Atvarėm čia netoli mūsų mopedo nuomos punkto pavalgyti prie pat jūros. Ką mes čia bičia, net nežinau. Jeigu darysim vlogą, užtaginsim pačioj. O dabar parodysim, kur mes. Va toks vaizdelis. Editindama vlogą noriu papildyti, kad šitas Nayang Beachas randasi nacionaliniam parke. Ir šiaip, kad patekti į tą beachą, tu turi įvažiuoti į nacionalinį parką ir tenai reikia sumokėti 200 batų, man atrodo. Mopedui 20 batų, o žmogui 40 batų. Nu, žodžiu, kažkur ten 20 batų už mopedą ir už žmogų dar turi sumokėti turbūt kiam batų, bet dabar jau sunku prisiminti. Bet mums vietinis žmogus, kuris nuomavo mums mopedus, parodė apvažiavimą. Tiesiog kitu keliu važiuoji į tą beachą ir nemokamai pravažiuoji. Tai įkelsiu screenshotą pro kur čia reikia važiuoti. Sėmėm su tyčiu, Tomas savus. Ir neiškaus Red Bull'as panašu. Jo, žiauriai savus Red Bull šitas. Ką pasiėmė Tomai? Noodlesai su beefu. Visai nieko atrodo. Man atrodo, good. Šiaip vakar valgėm kažką irgi panašaus, su žiauriai skanu buvo. Aš pasiėmiau noodlesų su krevetėm. Local gas station. Prapyliai. Dabar smirdėsim benzinu. Bailė kaip karšta. Gali pakalbėti ką nors? Jo, labai smagu pilti benziną. Labai lėtai bėga kūras. Kiek liko? Nežinau, bet bėga. Dar 8. Gali startą paspausti? 7. Pataikyti. Paspaus startą. Veikia? Noriu sugalvom su Tomu nuvaryti prie drambliukų. Google'as metė, kad tenai drambliukai. Bet atvarėm kažkokį kelią, kuris nepravažiuojamas apskritai. Visai nepanašu, kad čia būtų drambliukai. Tokiais einam. Žodžiu, nenuvarėm dabar dar į drambliukus. Neturėjom pakankamai barkių. Tai varėm išsikeist. Išsikeitėm ir dabar atvarėm į Banana Beach biškį prastumt laiko. Biškį stumėm laiką iki drambliukų, nes dabar jie pietauja visas stafas. 1 valandą atsidaro, tai varysim ant 1. Gražiai čia ta laivukai atrodo. Esam dar drambliukų pagaliau atėjom. Well, she's blind, my friend. Oh, He's blind? Blind, yes. this is a girl? Yeah, girls. 41 years old. Okay. Hello, Andy. Have my finger! Oh, you have my finger. They are vegetarian. They are not eating our fingers. They are vegetarian. So, elephant, they're eating. This elephant only eat bananas. Good boy. Good boy, love, good boy. Up and she smell Oh. and turn around and here. You Okay. put that way. Because she's
Oh, that's why she's... She's okay. She's blind. She's fine. If you touch here, tap and touch. You understand? Bone zoom, and I put here. But they are vegetarian. Okay, So įspūdžiai. each animal they have Labai one geri. flat, like what they had Čia done visi before. drambliukai We yra want to delete išsaugoti those sort of memories. iš So when they had a hard life. cirko arba jodinėjimo, pavyzdžiui, faina, kad kažkas rūpinasi tokiais dalykais. Dabar piešim ant drambliukų, gavom arbūzo. Beje, kaip gerai. Kurio graži spalva, rožinė tokia ryški. Tomo drambliukas, toksai afrikietiškas. Mano toksai. Parodyk savo. Mano gražuolis. Su Tomo. Drambliukai maudosi. Žodžiu, atvarėm su Tomu į kavinę, kuri vadinasi Madų Buo Pukete, žiauriai populiari. Ateini į kažkokią recepciją, tau išmuša talonėlį, kad tu nori pavalgyti maždaug. Ir tada atsisėdė į va tokį laukiamąjį ir tiesiog lauki. Kaip poliklinikų. Pala, mums išmušė numeriuką 166 ir ten numeriukus rašo. Tai kai mūsų numeris ateis, tada tik tai eisim į restoraną. Pavyko patekti mums šitą kavinę. Kokie įspūdžiai, Toma? Laukiu labai valgyti, nes labai noriu valgyti. Greičiau pavalgyti, bus Čia ne apie valgį, čia apie vaizdą. Vaizdas, nežinau, per daug žmonių. Realiai. Nu jo, labai tik tokia išpopinta vieta, tai net eilė yra fotkintis. Ką valgai? Štienos kažkokį šnicelę, bet žiūrį jadus. Europiečių. Aš burgerį su vištiena, bet ten nelabai vištiena panašu. Nuo vieno kąsnio sakau, kad kokie 4, bet pažiūrėsim toliau. Labai blogai. Ir tikiuosi, kad būtė bus gera. Kai atvarėm su Lėmis palydė, aplinkui nėra rusų pagaliau. Ten biškį tik žmonių nėra. Ten jau krabiukus pamatė mažiukus. Laksto karabaučiai. Taip tu. Gal pradėsim saulę čia. Nu ir aš vėl biškį užbaigimui, kadangi neatsisveikinom, nes nežinojom, kiek dienų čia į vieną vlogą sutilps, tai kol kas tik tai pirmas 2 sudėjom. Iš tikrųjų, tai Pukete labai daug rusų. Šiam procentu mums ir taksistas sakė, kad labai daug turistų rusų yra ir tas truputį erzino. Bet jų yra labai daug būtent prie Puketo senamiesčio, toje pusėje salos ir prie Patongo, o prie oro uosto gan, netiek daug jų. Apskritai, pavyzdžiui, šitam byče paskutiniam, tai beveik švi žmonių nebūdavo, tai mums tas labai patiko. O visur kitur buvo pergrūsto žmonių, o ypač rusų. Tai jeigu norisi ramybės ir mažiau žmonių, tai rekomenduojam aplink oro uostą pavažinėti. Ten yra tikrai gražių paplūdimių ir fainų ir plus mažiau žmonių. O jeigu norisi masės, tai tada reikia važiuoti į salos apačią, Patongą patį arba į Puketo Old Towną, ten kažkur šalia Trintis. Tai tiek šiai dienai. Dabar esam Vokietijos oro uoste, laukiam 10 valandų savo skrydžio į Lietuvą. Ir tuo tarpu iTwist.io
Licensing reimagined.